va dar pasiskaitykit, nesusigundinkit. Pokyčiai yra gerėjantis. Kaip mes matom, papirkimų skaičius Lietuvoje siekiant papirkti policijos pareigūnus yra ženkliai mažėjantis. Pareigūnai sąžiningiau ir profesionaliau dirba savo darbą, atsisako tokių sumų kaip tikrai didžiulė praėjusio savaitgalio 3310 eurų. Papirkimų skaičius per 5 metus siekia 4000. Tai yra tikrai labai daug. Tačiau, kaip mes matom, šiais metais skaičius ženkliai mažėjantis. Šiai dienai siekia apie 400 per metus. Šiaip vairuotojai jau puikiai supranta, kad policijos pareigūnai yra pasikeitę ir nebegyvena tais senais laikais. Ir tikrai mažai kas stengiasi juos paveikti. Nesenai rodė, kad gali. Nu, va, o jūs niekada nepasiūlykit, nes tai užtraukia baudžiamąją atsakomybę, vairuokit atsargiai. Kiek tu kada išduot pareigūnų? Jeigu sąžiningai, tai gal yra teikti. Bet senai? Senai, labai senai. Tai žiūrėk, kad nebekiltų pagunda į ateitį to daryti. Versliukas skaičius išpurvina, net su autolono kaip tikrai privalonų. Taip pat USTT skaičius išpurvina, taip pat USTT linkėjimai. Laugelėje ir Silvona. Sėkmės. Iš